ką, sveiki visi, aš žinau, kad dar nesibaigia vasara ir žinau, kad dar dauguma žmonių keliauja ne tik vasarą, bet ir rudenį pasiema atostogų ir vienas iš aktualiausių klausimų būna, ką pasiimti kosmetinę ir ką pasiimti, kokias priemonės, kad neapsunkinti veido, kad neprisikrauti, neprisidaryti papildomų svorio. Tai aš jums parodysiu 5 priemonės must have, kurias aš naudoju važiuojant į kelionę ir man jos pasiteisina ir va su šitom priemonėm galite susikurti šį tokį fresh make-upą. Tai jeigu norit pasižiūrėti, žiūrėkit toliau. Ko labiausiai nesinori dėtis ant veido, tai yra makiažo pagrindas, tai mes jo ir nesidėsim. Aš naudosiu šiandien tiesiog maskuoklį. Tai reiškia, kad aš pasimaskuosiu tik tam tikras vietas veide, ten, kur, pavyzdžiui, yra kažkokie trūkumai, arba ten pasimaskuosiu tas vietas, kur norisi, kad pakiai užsimaskuotų ir panašiai. Nes siek dar atostogų metu mes būnam šiek tiek labiau degę, veidas jau gauna kažkokią atspalvę, tai aš tiesiog naudoju šitą savo irgi labai mylimą maskuoklį iš L'Orealio. Tai jisai neapsunkina, jisai labai fainas, lengvutis, tikrai jums nesubėgs į raukšleles, neapsunkins, neišdžiovins. Tai aš tiesiog pasimaskuoju pagrindinės vietas, tai yra aplink akis, čia aplink nosį, galim kažkiek smakro, kaktą. Ir aš jau pasirinkau maskuoklį savo odos atspalvio, arba gali tonų šviesesnį. Tiesiog aš maskuoklį šitą naudosiu kaip veido pamaskavimui, neišsišviesinimui, jau kai darau normalų makiažą. Tai aš dabar su kempinėlė tiesiog viską išsklaidysiu. Arba galima su pirštais, jau, jeigu nepasiėmėte į kelionę jokios kempinėlės. Ir realiai kiek pasidengėt, ištempėt per visą veidą, kad kuo natūraliau jums sulygintų veido odos atspalvę ir jo neapkrautų. Užtat kaip natūraliai atrodo. Svarbiausia rinktis ne per sunkų maskuoklį, kuris nėra full coverage, nes jeigu bus full coverage, tai tikrai, žinokit, labai savo pilnai veidą pasimaskuosit. Tai net galimai užtektų šitoj vietoj aplink akis ar aplink nosį ir viską taip su likučiais per visą veidą išsisklaidom. Kad švietinti oda, neapsunkinta, neapkrauta, pamaskuota. Galit net iš tikro ir mažiau naudoti, galit panaudoti maskuoklį tiesiog aplink akis minimaliai, aplink nosį, tik tais, kur jums, pavyzdžiui, kažkokie yra trūkumai ar pabirimai. Vienas iš must have priemonių man yra skaistalai, aš naudosiu kreminius. Šitie labai faini, nes jie užstingsta ant veido ir sukursit tokį gražų efektą, tai aš panaudosiu keliose vietose. Skaistalus naudosiu ant skruostikulio. Ir šitie labai gražus, tokie spindintis, tai jeigu turit sausą arba normalią odą, tai jums labai tiks, nes žiauriai gražiai atrodys veido oda. Tik tais reikėtų vengti gal šių skaistalų būtent šitose vietose riebiaodėms, nes jums jau labai veidas per daug blizgės. Taip pat ant vokų naudoju tą pačią kempinėlę. Tiesiog padarysim tokį fresh make-up look. Bet kaip norisi, kai keliaujate į kelionę, norisi kuo gaiviau atrodyti. Tai pasiryškinau šiek tiek labiau abi pusės, tai tiesiog ant vokų pasluoksniavau antrą kartą skaistalą, palaukau, kol šiek tiek susigėrė ir uždėjau dar antrą kartą, žiūrėkit, žiauriai, natūraliai, labai gražiai, taip vasariškai gaiviai atrodo veidas. Toliau vienas iš mano mylimukų yra šitas Rimelio bronzeris, tai aš būtent jį mėgstu dėl to, kad jo yra spalva tokia labai graži, natūrali, atrodo, suteikia veidui gyvumo, labiau tokio įdegio. Tai manau, pažiūrėkit, esu vieną pusę jau pasidarius, šitą kartu pasidarysim, bet, yra tikrai skirtumas, šitą pusę žiauriai gerai atrodo. Tai ką aš dabar darau, pasikontūruoju skruostikulius, realiai kontūruojas vėl tą kaulo vietą ir tuo pačiu, kaip ir su skaistalais sulieju, tuo pačiu, kaip ir skaistalus pafiksuoju, bet kaktą kaip visą laiką sukontūruoju ir įvedu į plaukų augimo liniją. Smakras, šiek tiek nosį, įdegi duodam nosiai. Ir taip pat su tuo pačiu šepetėliu aš kaip ir pasikontūruoju akies linkį, bet ir tuo pačiu irgi užfiksuoju skaistalus, nes skaistalai nuo vokų gali tiesiog paskui subėgti, jeigu, pavyzdžiui, turit riebesnį voką.
tai vis tiek reikia pafiksuoti. Tai va, pavyzdžiui, man veidas čia yra jau maksimumas ir man tikrai pilnai užtenka kelionės metu, kai važiuoju kur nors, kad tiesiog jo neapkrauti ir tiesiog taip švelniai ir gaiviai natūraliai atrodyti. Dar viena man must have priemonė, tai yra antakių pieštukas. Šitą Nykso pieštuką, tai žinokit, aš esu įsimylėjus, aš jau niekaip negaliu su juo išsiskirti, čia mano yra must have priemonė. Tai jeigu nepasidarėt antakių korekcijos, nes tikrai visą laiką rekomenduoju pasidaryti antakių korekciją, nusidažyti antakius ir jūs, kad kelionės metu nebesuktumėt galvos apie antakių ryškumą, bet jeigu nespėjot to pasidaryti, tai pieštukas, tai man tikrai, žinokit, yra privalomas dalykas, nes dabar pas mane irgi antakiai yra šiek tiek padažyti, bet jau yra prasivalęs tas pigmentas, tai dėl to pasiryškinsiu dar kartą, nedarau, tai va, tiesiog irgi pasišukuoju antakius ir realiai pasiryškinsiu tiesiog patį kamputę, nes man priekį ryškumo užtenka. Kai visada naudoju taupės spalvą, yra blondinių spalva, bet aš esu tamsi, bet man labai patinka, kad neužsitamsina tie antakiai. Aišku, jeigu dar būtų viena priemonė, priskirčiau antakių gelį, bet kadangi reikia man šiandien išrinkti 5 svarbiausias priemonės, tai pabūsime be gelio šį kartą. Bet galima apsieiti dar tokį variantą, jeigu, pavyzdžiui, turit būtent šį pieštuką, jisai turi šukitės ir jeigu turit pasiėmę kokį nors plaukų laką, tai galite nupurkšti plaukų laku ir tada susišukuoti antakius. Arba dar būna, kad tai suveikia su muilu, nežinau, kokį tam viešbutį rastumėt, bet galite irgi muilą įtrinti ir bandyti su muilu susišukuoti. Bet tik tais nepersistengti. Na ir paskutinė man taip pat labai svarbi priemonė, tai yra blakstienų tušas. Nes man visą laiką reikia bent jau minimaliai akių ryškumo, o mes šiandien su tušu pasidarysim ir minimalų akių pravedimą, tai panaudosiu kažkokį teptuką mini suradus. Tai va, žiūrėkit, su tušu ir šitą mini teptuku pasidarau blakstienų linijos paryškinimą arba netgi galite išsipiešti pravedimą. Žinokit, šitas teptukas man yra atradimas, man atrodo, kad jis yra nuo Maybellino gelinio pravedimo, žiauriai patogus, jis yra labai plonas, tai su juo yra labai lengva išsipiešti pravedimą ir taip pat kitoj pusėje yra toks kaip retušuojantis galas, tai tiesiog, jeigu kažką pasidarėt, arba norit išgauti to tokią prasklaidytą liniją, tai jisai žiauriai geras, toks kaip trintukas, žodžiu, veikia. Ir aišku, nepamirškim tušo panaudoti pagal savo paskirtį, tai yra blakstienom. Žinokit, šitas Maybellino tušas, tai yra, jaučiu, vienas iš mano mėgstamiausių. Kiek išbandau kitus tušus, man niekas taip nepalaužo blakstienų kaip šis tušas. Paskutinis etapas liko lūpos ir aš panaudosiu tą patį skaistalą lūpoms. Tiesiog užsidedu ant piršto ir patapšnuoju per lūpas. Matot, užtenka tik kelių priemonių ir galite labai gražiai, švytinčiai, natūraliai ir gaiviai atrodyti. Tai aš tikiuosi, kad jums patiko ir buvo naudingas šis video, tikiuosi, kad jūs taip pat naudojat gal šitas priemonės arba inspiravau jūs, ką tiesiog neštis į kelionę, kad neprisikrauti kosmetinės. Tai tikiuosi, kad jums patiko ir iki sekančio karto.